energetinis širdies labirintas. Jis nuostabus, jis yra iš akmenų padarytas ir kągi, juo einant visada mes ateini savo gyvenime, įsivaizduokime, einu, atrodo viskas normalu, viskas įprasta, darau kasdienius darbus, bet kažkodėl viskas nesisuka į tą pusę, į kurią aš norėčiau. Tas mūsų gyvenimo labirintas vis ne taip sukasi, o čia vienoje vietoje jo akmenukų nėra, kitoje yra ir viską kažkas yra ne taip. Bet kad tu išeitum tą visą širdies labirintą, tu privalai suvokti, kad čia tu norėsi eiti tiesiai. Ne. Likimas tave veda suktis kitų ratų. Vėl tu norėsi kažkurioje vietoje aplenkti, čia akmenukų nėra, peršokti į kitą liniją. Bet likimas tau sako, tu turi suprasti, kad yra tam tikras kelias, kuris skirtas iš aukščiau. Ir ne visada viskas turi būti taip, kaip tu nori. Tavo širdis, nebereikalo šitas labirintas pavadintas širdies labirintu, tavo širdis yra pats didžiausias rodmuo, kuriuo tu turi vadovautis. Jeigu širdis uždaryta, tai kaip tada pasiekti kažko daugiau? Tavo širdis turi tau būti kelrodė žvaigždė. Dabar aš to noriu ar nenoriu? Ar jaučiu širdimi, kad tai yra negerai? Ar jaučiu, kad kažkas yra ne taip? Ir kai tu suprasi, kad tavo širdis tau visada viską pasakė, visada viską parodė, kaip tu turėtum elgtis, tada tu suprasi, kad gyvenant iš širdies, tu tiesiog tampi laimingu. Ir šitas energetinis širdies labirintas yra irgi įrodymas, kad jei tu jį įeisi, bet kokiu atveju, kaip mes savo gyvenimus mes juos gyvensim, bet mes iš šitos vietos turėsim ir išeiti. Nebus taip, kad mes kaip įsisukom į jį. Jeigu yra kažkas ne taip mūsų gyvenime, taip mes turėsim ir išsisukti iš jo. Ir tai padės tik tai širdis. Tai dar vienas laimės receptas, kurį tikrai verta prisiminti ir su kuriuo verta pradėti draugauti, gyventi iš širdies. Ir mano koks būtų patarimas, nesmerkit savęs už nieką, absoliučiai už nieką. Jūs viską visada darėte ir darote teisingai. Tik paprasčiausiai jūsų viduje atsiranda tai nuostatos, tai įsiskaudinimai, tai dar kažkas, kas jūs įsuka į tą kasdienybės rutiną ir iš jos išeiti yra pats sunkiausias dalykas. Dabar lauke yra maždaug -10. Dangus piešia labai gražius piešinius. Galvoju, kad tuoj susiformuos net širdis. Nežinau, ar tai bus, bet galiu parodyti ir jums. Tikiuosi, kad tikrai susiformuos. Tiesiog labai nuostabus piešiniai danguje darosi. Ir iš vienur, iš kitur, iš trečiur ir. O čia ir yra. Netgi nereikia laukti. Jau yra širdutė. O dar kas įdomiausia. Labirinto. Taip pat yra suformuota širdis. Jeigu tikiuosi, kad pamatysit, aš ateinu ir čia yra širdis ir galiausiai centras ir centro akmuo yra širdies akmuo. Tai dar vienas laimės receptas. Gyvenkime iš širdies. Kaip įėjome į sunkumus arba kažką to, ko mes nesuprantam, kaip sutvarkyti, visada širdis pasakys, kaip iš to išeiti. Tik reikia norėti. Su jumis Lygia ir skaičių magija. Spaudžiam patiktukus, prenumeruojam kanaliuką ir keliaujame toliau drauge. Būkite laimingi.